33 diena. Šiandien po vakarykštės dienos tai kažkaip toks biški dužęs dar jaučiuosi, daugiau gal psichologiškai negu fiziškai. Aišku, jaučiu biški petį tokį pamudimą, nes vakar tos paskutinės kelios valandos tai tokios buvo labai ant tempo. 3 netgi gal paskutinės valandos tokios jau buvo, spaudžiau save stipriai. Ir šiandien irgi ta tokia prognozė, kad nebus šilta, nelabai mane džiugina. Nu, žinai ką, nelabai stipriai nedžiugina. Nenoriu aš to šalčio, bet panašu, kad kitaip nebus, jau reikia čia priprasti. Šiandien užsidėjau papačią termomaikę, pasiėmiau ant rankų tas tokias pašiltinimus. Tai jau dabar jaučiuosi taip geriau pasiruošęs. Iš tikrųjų vakar taip diletantiškai labai startavau. Aš tikėjausi, 20 laipsnių bus ir bus normaliai, minsiu ir bus šilta, bet 20 nebuvo. Tai šiandien nusprendžiau geriau nusirenginėsiu, negu šalysiu kelią. Kol kas planas 120, bet galvoju, gal reikia susimažinti. O gal tiek nevarysiu. O 120 bus biški. Ir daug šiandien. Šiandien nakvojau prie šitų pastatų, ten biški už jų. Mano viešbutis buvo toks jau pagyvenęs viešbutis. Kokių 90 metų statybos. Bet labai fainas, o čia visokie kazino, kavinės, restoranai. Net parduotuvė nustebino, kad 10 vakarų dirba. Bet tokia faina vieta. Kaip matyt, pakrantę važiavau mariną, tai tokia faina sutvarkyti. Tai toks turistų lankytina vieta, poilsiavietė tokia. Eilinė Palanga. Daug čia pas juos to pajūrio. Sunku suprasti, kaip mes čia lietuvių galėtume patraukti prancūzų ar italų tos turistus. Jie čia tiek turi to pajūrio, tiek infrastruktūros tvarkytas. Ir lėktuvėliai, ir laivai, ir jachtos, ir pramogos, ko tik nori. Cap d'Agde vadinasi. Jeigu čia kažkaip kitaip tarėsi, bet aš ne speakeris prancūziškai, tai nevaidinsiu. Normaliai čia tokie buvo pilaitė. Oho. Rimta. Nu va, ta pilis įtvirtinimai iš toliau biški. Jo, čia aš apstatė, bet kažkada tai buvo galinga pilis. Su galingais tvirtinimais. No, Pepita, Dakota. O, gražuoliai.
Žirgynas Prancūzijai. O, čia nemažai tų žirgelių. O, čia ne tik žirgelių. Ir karvučių. Ojei, kokios mažytės. Ojei, mažiukai. Jautukai čia. O, kaip skaudžiai deginta. Čia na kanalą. Tačiau net nefilmavęs vieną klido upę. Bet dabar kai dar įvarę, norisi pafilmuoti. Tai čia visi trys. Sorry. Did you fit? Nu va, 3 laiveliai sutilpo. Įtempė. Pakankamai greitai čia viskas vyksta. Ten va ta moteris mėlynai apsirengusi. Su planšetu valdo viską. Nu va, varteliai atsidaro. Ir tai išplaukinės. Nu ką, šiandien jau kadangi 33 diena, jau pusiaukelė. Pusę laiko, visa kelionė šiandien 5 dienos, šiandien 3-3. Tai jau persirita kelionė į antrą pusę ir šiandien tuo pačiu sutampo, kad aš priimu sprendimą. Turėjau tokį vieną opciją, kurią dar galvojau, norėjau padaryti, užvažiuoti ten virš Andoros, yra tokia dviratininkų Everestas, toks kalnas, ant kurio stovi dviratininkas. Tai va, tai iki to kalno man 5 dienos mojuoti. Nu, turiu minėti, aš taip įvertinau, kad atsargiai, kad ten paskutinę tą dieną jau į patį viršų varyti, jau prie papėdėjai būt kalnų. Ir tada dar nuo jų už Barcelonos nusileis dar irgi kokios 3 dienos. Tai man laikė nesigauna, kad aš tikrai spėčiau. Tai aš geriau renkuosi, kad aš važiuoju tiesiai į Ispaniją. Čia po Andorą apačioj Žironos. Ir važiuosiu pro Barceloną. Stengsiu Barcelonoje naujai prašokti. Taip kažkaip gal pajūrių pavyks. Labai į miestą nesimelant. Ir važiuosiu taip. Ir noras yra toks, kad spalio 12-15 praleisti kelias dienas Michase. Tai vat, toks planas. Buvo nelengva priimtas sprendimą, daug čia blaškiaus. Nelengva apskritai su
su savo svajonėm atsisveikinti, arba ten vat, ką aš priimu sprendimo, ką darysiu, man labai sunku išsibraukti tą. Toks gal kartais atrodytų, kad ir pliusas, nu, kad atkakliai siekiu savo tikslų, bet kartais jau tas atsisakymas man labai skausmingas. Tai va, tai su šituo dabar nusiveikinėjau, susitaikau ir varau į Ispaniją. Ar jeigu pavyks iki sekmadienio nuvažiuoti iki Marinos miestelio, tai gal netgi vieną dieną laisvą pasiimsiu. Na, šiandien tokia lengvesnė bus diena, jau dabar nusprendžiau važiuosiu apie 100 km. Įsikursiu, pailsėsiu šiandien ir rytoj darysiu apie 100 km ir poryt jau turbūt važiuosiu į Ispaniją. Dar beje praleidžiu kelis miestelius ten tokius su pilimis. Nu, tokiam pilimis, tai čia taip kukliai pasakiau. Pilim, oho, ten tokiam. Bet bus dar progų gal atvažiuoti. Su mašina, su kemperiu. Tokia labai gera patirtis Prancūzijai. Tokia nedarbinė Prancūzijai, tai turbūt prieš tai buvau, kaip buvau 94 ar 6, kada ten buvau, 4 gal, kai buvau Taize, į Taize Naliną važiavam, tai va tada buvau Prancūzijai. Po to tai tik tai darbiniai visokie. Ai ne, meluoju, dar buvau Paryžiui kelis kartus. Bet tai po Prancūziją, tai pirmą kartą važinėjau. Fainai. Pradžiai buvo ne faina ta Prancūzija, bet sakau, bet buvo pagrindinė problema mano, kad aš žiūrėjau taip su uždara širdimi viską, kas čia vyksta. O paskui, vat, kai daugiau turėjau santykio su prancūzais, labai faini žmonės. Viskas čia faina. Tikiuosi, aš vietų varau. Labai nesinorėtų. Visgi panašu, kad į Lietuvą varau. Vanduo ir ten vanduo. Visur aplink vanduo, žemėlapikė. Vanduo. Tai va, o kadangi vėjas į nugarą, tai savijauta totaliai kitokia. Va, beveik nieko nedu pastumti, dabar 18, bet vėjas tučiai į nugarą, žiauriai fain. Žiauriai lengva važiuoti. Liktai lietus artėja, gal prašoksiu, čia nedaug liko 20 km. Bet kaip viskas pasikeitė, kai vėjas į nugarą. Fantastika. Džiaugiuosi. Šiandien lengva dienelė. Ta lengva dienelė apie 100 km. Bet tokių lengvų. Nesipjėlė, aš jau čia ramiai važiuoju. Ir tikėtina, kad gal jau po šviesiai nebūsiu, bet bent jau būsiu kokie 8 tikrai. Bet jau ne taip kaip vakar. Pusė 10 gal. Jo, pusė be 15, 10 planavau, kad būsiu rodyti šitas Google Maps'as. Bet realiai atvažiavau gal pusė 9, pusė 10. Tai jau, tai šiandien daug geriau. Iškirst visą gyrę, ką nori daryt, tik mažą pušelę, maldauju palik. Šakės koks dangus gražus.
Ar jau čia man vienam? Toks atrodo kaip sulietas. Debesis skirtingų atspalvių. Atrodo, kad jie sulieti į krūvą. Ten šviesų, o ten debesis. Kažkokia civilizacija. Reikia šviečiasi. Narbonas, iš ten atvažiavau. Portlenuvelė. Man ten nereikia gal? Ar reikia? O, prašau. Čia šitie, kaip suprantu, įtvirtinimą mane. Ar jie čia yra skirti kažkokie jūrai? Gal kažką žinot, parašykit, nes panašu kaip tie stabdyti priešo technikai. Čia tokie masyvūs. Kiek čia tokie, 3 metrai turbūt dydžio. Va, gal Lietuvos gynybos pramonė reikia užsakyti čia. Matosi, kad moka daryti prancūzai. Formos turbūt turi lėję. Važiuoju iki gal nesuprantu per ką čia. Čia druska ar smėlį. Čia susimaišė druska ir smėlį. Toks įsivaizduoju, tai trakšai dykumą važiuoju. Rieda tai nerealiai gerai. Bet tai smėlis būtų čia. Toks įspūdis, kad smėlis padengtas druska. Nerealiai lygų, plokščia, gerai strumbuota. Čia mano kelias, paskutiniai kilometrai. Taip faina dabar, nurimo vėjas. Taip gerai važiuoti, visiškai ramybė. Nors im palapinė, va čia statyk ir mėgauk. Nu ką, 33 diena į pabaigą, jau praktiškai po tą miestelį važinėjau, toks šiandien diena lengva, tokia easy. Vienu metu gal po pietų vėjas buvo labai stipriai sukilęs, tai buvo nefaina, bet paskui nurimo. Dabar tai išvis toks ramus oras, labai netgi geras toks, niekur nori skubėti, fainai, simėgai. Nu ir šiandienos buvo tikslas tos pasidaryti easy dieną. Šiandien bus gal kažkur tai apie 100 kg, gal net nebus. Bus gal 100. Apie 100 kilometrų. Toks labai easy, nieko neskubėjau. Buvo tikslas biškį pailsėti nuo vakar, nes vakar po to psichologiškai buvo sunku. Vieno tikėjos, gavau kitą. O dabar esu jau čia netoli Ispanijos sienos. Praktiškai rytoj tas Perignanas, ar kaip Perignanas miestelis. Jį pravažiuoju į kalnus ir jau Ispanijos sieną. Tai nežinau, turbūt rytoj kirsiu sieną, o poryt gal būsiu netgi Ispanijos pajūrėje, ne prie Barcelonos, bet prie jūros. Kažkur po Žironą. Tai va, tai buvau nukritęs. Ten matoj stepiai. Nieko ten nesusižydžiau, biškį koja išsitepalavo nuo grandinės. Biškį gal ten drikstelė, dabar nenoriu labai nieko čia judinti, užsimti servetėlėmis tokiamis. Pažiūrėsiu į kambarį, sutvarkysiu, žiūrėsiu. Bet iš principo nieko rimto. Šitie kritimai pasitaiko kars nuo karto, vis neišsegu pedalo, nespėju kritiniai situacijai ir nukrentu. Tai va, tai šiandien fainą sutikau vokietį dar vieną. Irgi backpackerį varo į Barceloną iš
Iš Vokietijos, iš Berlyno, man atrodo. Varo į Barceloną, pravarė Vokietiją, Šveicariją, tada Italiją. Gal Italijos nekabina? Ne, Italijos nekabina. Vokietija, Šveicarija, tada Prancūzija prie Leono pradėjo leisti žemyn. Nu, ir čia susimatėm. Tai va, tai vienu metu debesis labai užžeidinė, atrodo, kad lis, bet debesis yra, bet nepanašu, čia lytų. Nurimo vėjas, šiandien netoks rimtas vėjas kaip vakar. Labai džiaugiuosi dėl to. Tiek žinių. Dabar ledinis dviračių takas. Pabaigai. Naujas asfaltas, blizga viskas. Smagumėlis.